Taip, bod atrodo orelis, tai ką švieta saulė, 37 laipsniai, viskas paskendę, vandenį tiesiog. Ledukai, pažiūrėkit, kokie duod. Liuko gal neišmuš. Lauk tiesiog vis. Laukia. Gerai, bus vėsiau. Blemba, bus negavau iš ledukai kaktą. Na ką, brangiai, pirmadienis, 3:35. Let's begin the show! Woo! Tai va, hebrytą. Pilots vakar atvažiavo. Pasišnekėjau. Tai žadintuvo bus ant 4. Aišku, labai anksti kėliaus, specialiai, kad pamiegot, bet užmigti negalėjau, nes man yra stresas. Stresas yra dėl to, kad aš negaliu planuoti, o Italijai planuoti yra be šansų, nes pas jos viskas vyksta spontaniškai. Panašiai kaip Romeo ir Džiuljeta. Tai jo, prašiau beglaiteriaus piloto, kad mane pažadintų 3:30. Sakau, jeigu aš pas tave neteinu 3:30, jo, si. Sakau, tu ateini pas mane ir beldė duris, ką čia. Ir 3:05 atsigeriam kavos ir 4 valandą važiuojam. Si. 3:40, mano pilotas dar miega. Tai va, mano brangiai, iki Vinparko yra virš 200 km. Nuvažiuojam, pagal idėją mane turėtų iškrauti ir aš nelauksiu, nes hebra neturi įrankio. Turėčiau grįžti atgal, pagal idėją. O kaip bus, Dievas nežino. Tai pirmą davažiuokim iki Vinparko, ne? Hebra. Jo. Kas yra labai smagu rytais, tai yra matyti štai. Ne šitą. Fail. Matyti šitą ir išgirsti paršelio kriuksėjimą. Paršelis degriks, bet pim, nes nėra oro. Tai va. Blemaškai varau į tūliką, nes reikia labai karučią. Reik biškį veidelį atsipraust. Ir jo, blema, nepasimiu savo mažo rankšluošio. Esu susivėlę, nes vakar išsimaudžiau, kad atsiguliau ir plaukai pat išaušę. Koks skirtams, tai į badą važiuojam, ne iššokus, ne? O į darbą. O tai va, gerai bus. Einam į tualečiuką, čia. Iškart geriau, ne? Tralalalala. 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 La. Einam sureguliuosim aukštą dar priekabas, jūs pažiūrėkit, kaip nusileidus priekabą yra. Praktiškai nėra vietos, matot? Čia, ateinam čia. Spaudžiam šoną. Cet. O, yra, kaip tik išlikė. Ir magic happens. Klak. Argi negražu? Pasaka tiesiog grožis. Muzika mano ausim. Tai va, eisiu žadinti savo pilotą. Nes aš kaip suprantu, jisai nelabai suprato, ką aš turiu omeny. Nu, bet nieko.
išmokysim tos italus biškį punktualumo ir atsakingumo, ne? Mes sujunginėjom kaip Boeing'e, cak, veikia, o šičia yra grotelėse. Cak, bram, 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 bliks, 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 bliks. Ir čia automatiko, žiūrėk. O, cak, cak, cak. Na ką, поехали. Oi, blema, nežinau, aš atlipsiu. Ir šį nuostabų pirmadienio rytą mes lekiam šviesos greičiu. Nieks manęs nepavys, nieks manęs nepavys. Jo. Lekiam, karadžia, net plaukai pasišiaušia. Na ką, liko 2 kilometrai. Pasižiūrėsim, ar mums šičia reikia išsukt. Ir mano pilotas pagal idėją turėtų neužilgo šokti priekį manęs. Bet kol kas dar nematau, kad jis taip darytų. Nežinau, gal mano navigacija blogai rodo, bet mes sutikrinam, kur mes važiuojam ir kaip ir atitinka viskas. Tai bus matyt, kaip mes čia ką darysim, ar mano pilotas gal užmigo, o parvažiuoja, matot? Cakt. Pam. Ir mums liko 1,2 km. Fočia. Tai va. Mes išvažinėsim, greičiausiai vėl bus platioškė, kurioje turės priduoti popierius, bla bla bla, tralala. Ir būtent šitą atkarpą galima važiuoti nuo 8 valandų vakaro iki 8 valandų ryto. Viskas. Nuo 8 valandų ryto važiuoti nebegalima. Ir ką aš norėjau pasakyti, jeigu būtų gerai planavus Hebra, tai būčiau aš atsidūręs netoli Vindparko. Bet italų planavimas yra, čia iš tikrųjų reikia padaryti visiškai kitą video atskirą, ta prasme, gal trumpai, kaip kas, kur, kame, per ką ir visą kelionę. Kaip buvo. Exit Fočia. Gerai, dedu telefoną. Tai va, kaip ir visada, stojom ant varinių. Mano pilotas liplauk iš mašinos, eis ten, prisiduos ir kai gausim dabro, važiuosim toliau. Tai va. Aš jau matau, kur važiuojam, o ten kraną matot, ten va ir važiuojam. Taip pat atrodo keliukas, kur mes važiuojam, biškį atsargiau reikia, nesubraidyt, ne mano fūra, ne, kad nesubraidyt. Kelio darbai, jo, nes šia kelias iš tikrųjų tragedija, važiuojam lėtai, bet užtikrintai, ne? Nežinau, kodėl aš priartinęs buvau, turbūt nustatymai išsisaugojo. Tai va. V8 dirba V8. Vyninė turbūt. Abla. Vietai. Išsitrauksim gal droną biškį, paskui padarysim nuotraukyčių biškį, kad būtų ką bosui nusiųsti. Ten va tas krans, kur sakiau. Mes važiuojam ten. Matot kraną? Ar nematot kraną? Matot, aišku. Tai va. Reikia susirasti tais, kur parkuotis, greičiausiai, kad mane... Nu, aš labai tikiuosi, kad mane iškraus ir galėsiu varyti namo tušęs, bet aš labai abejoju. Aišku, čia labai daug kas keitės dabar ir, kaip sakant, taupo pinigus firmos.
Ir esmė ta, kad nenori be reikalo laukti, o tie neturi įrankių, kada čia, jie laukia įrankių. Ir net neįsivaizduoja, kada įrankiai atkeliaus. Tai sako, mes tave tik tais iškrausim ir viskas. O, fuck. Lėtai, bet užtikrintai. Nėra kaip nusukt kitur. Tai va, priartėjom. Čia šiaip nelabai kas darbuosis. Manęs laukia, sakė, antradienį vapšė. Sako, tu jau čia, sako, tai kas? Sako, man tavęs visiškai net nereikia. Be antradienio. Tai va. Ir žiūrėsim. Sakau, labai tikiuosi, kad mane tik tais iškraus ir viskas ir sakys laisvas. Kaip senelio triusiukų guma. O kaip bus matyti. Blemba, aš tikiuosi, kad mano dronas nėra išsikrovęs, nes norėčiau pakelti droniuką ir padaryti porą nuotraukiukų. Štai, autostradas keičia žvirkeliukai. Biški dulka. Bet aš galvoju, kad aš sustosiu čia šitam kely, nes... Nors ir iš tikrųjų prie ekrano yra vietos. Tai... Žiūrėsim. Jis sako, neužsimam savivaliavimo, atvažiuos chebra 8 ar 9, vėl žino kada. Ir bus žinot kaip. Bet greičiausiai sustosiu įvažiavime čia. Yra įvažiavimas. Ten va yra įvažiavimas, ten ir sustosim. Oi, kelios duobėtos. Darararam. Na ką, mano brangiai, išsikrovėm, kaip matot, ir laukiam dabar sprendimo, ką daryti, laukti, ar kažkokį rėmą pasikrauti ir grįžti į Vokietiją. Ir, nu ką, pasiteginsim biškį, pasimėgausim saulę, nes grįžus į Vokietiją, kiek žinau, lietus. Ir kol deginamės, daromės pusryčius. O pusryčiam šiandieną yra kiaušinienė. Ten va irgi kolega kažką daros. Rodotis iki pusės, nes papai pas mane nukalė. Tai va, tokie reikalai. Patys jie nežino, kaip čia kas bus. Nu, eilinė istorija iš Vinparko. Patys nežino, kas kaip kur, kam per kur ir per ką. Jeigu aš čia pasiliksiu, reikės ieškotis vietos, kur iki parduotuvės, nes valgyti pas mane baigęs kaip ir. Nu ką, atsikabinsim priekabą ir lieksim iki kaimuko kažkokią, susiras parduotuvę. Geriausiai, aišku, būtų Lidlas. Va, tai reikia biškį nusipirkti ir sumuštiniam, reikia ir vanduo pas mane baigęs. Kažkaip nepagavau 2 pakuotės pasiimti, nes buvau nusipirkęs. Nu, vienu žodžiu, biškį paskubėjimą. Aš net liemenės nepasiėmiau, tai va, esu su šortais ryškiais. Tokiais. Tai va, grūzos mano pilvas iš tikrųjų, ane? Koks kuris be pilvo. Nu, kol laukiam žinių. Pyp. Nes teks labai ilgai laukti, įtariu. Nežinau, kaip čia pas jūs bus su darbais. Nu, man šefas paskambina, sakė, laukt. Gerai, viskas, laukiam. O kol laukiam, kas bus? Žiūrėkit, aš jums parodysiu, kas bus.
Sunku su viena ranka. Etik mat. O. Tai va, liūdėsėlis, nes reikia Call of Duty updatint. Ir updates yra 30 gigų. Ar kiek ten dabar nepastebėjau, tai Call of Duty nežaisiu. Bet taip ir nepažaisiu, nes yra žiauriai prastas internets. Ir... Oi, palaukit. Padarykim taip. O, iškart geriau. Tai eisim žaisti žvejybos, nes offline jau daug esu kartų praėjęs. Ir tingiau, karočią. Ir va, tik tais dabar internetas pasijungis, įsivaizduoja. Žvejybai irgi reikia, karočią. Žvejybai irgi reikia interneto, bet ten labai daug neima. Tai kaip ir viskas okei. Bet aš žiūriu, kad man čia dafiga, kam reikia update'ų ir aš nežinau, ar iš vis mes šiandien kažką pažaisim. Jau teks eiti Netflix'ą žiūrėti ir viskas atsigulus. Ir pamėgoti, nes labai prastai mėgau šiandien. Tiksliau, labai mažai mėgau, nes, įpratau planuotis ir kadangi, kaip ir minėjau, su italais labai sunkiai yra kažką suplanuoti, nes jie yra labai spontaniški, jiems šovė myžals į galvą, pys, viskas. Tai vakar gulėjau žadintuvą, vis keiteliau 5 valandą keltis, 4 valandą keltis, aišku, skaičiaus laiką, tai sakau, reikia 4 valandą pradėti važiuoti. Ir ką jūs savo galvojat, 11:30 einu į Tūliką, o ten žiūriu, mano pilnas atvažiavęs. Tai va, jau pasišnekėjau, sakėm, 4 valandą išvažiuojam. Tai aš neklydau. Ir mes 4 valandą pajudėjom. Po 4:10 gal buvo. Ir mes pajudėjom. Tai va, buvom Vindparke, bet 28. Ir visų gražumų toj pažiūrėsim, kiek reikia padaryti update'ų. Tai va, brangiai, viskam reikia padaryti update'us. Super. Ką žaisim šiandien? Nežinau.